Tai va, sveiki, mes šiandien ruošiamės važiuoti į pirmą raundą ir mes automobilį ruošiamės Intercar servise. Čia kaip matot, galite susitvarkyti nuo A iki Z, rekomenduoju. O dabar tiesiog einam krautis pirmuką, susikraunam likusius daiktus ir važiuojam į trasą. Na va, pasikrovėm mašiną, einam pasiimsim likusius daiktus ir važiuojam į trasą. Taigi, atvykom į pirmą stryto etapą Norvegijoje, kuris vadinasi Grassroots. Ir štai mūsų pirmukas, kuriuo dalyvausim. Žodžiu, dabar šiek tiek apsiplovėm, nes kelioniai gavom truputį lietaus, murzinas buvo, reikia palaikyti švarą. Kvalifikacija rytoj, treniruotės rytoj. Šiandien tiesiog eisim ilsėtis ir susimatom treniruotėse. Sveikučiai, labas rytas, tai keliausim dabar į briefingą, žodžiu, bandysim išsiaiškinti, ko nori teisėjai ir taip toliau. Tada važiuosim treniruotis ir kiek mačiau, tai trasa bus sudėtinga, tai lekiam į briefingą.
tenker på da dører og tak og lasteplan, da er det Antrą dieną treniruotės pradėjom, gan neįtin sėkmingai. Pradeda atsisakinėti vairo stiprintuvas. Tai va, antros dienos treniruotę suvažiavom, nebelėksim, daugiau suleginam vieną komplektą padangų, ta prasme čia yra įspūdingai. Išbandėm važiuoti, prisipūs daug oro, karočiui, ir važiuojam trečių bėgių, idealiai, tiesiog pirmam klipinė jau jungiam trečią bėgį ir eina suvažiuoti visai gerai. Tai va, laukim top 16 ir lėksim.
žodžiu, baigėsi varžybos. Parvažiavam jau nusikrauti nuo traliuko pirmuką. Tai nesu patenkintas absoliučiai savim. Per pirmą važiavimą top 16 kovoje prieš kolegą Luką tiesiog nepataikiau į trečią bėgį, sugripinau, žodžiu, išsitiesinau. Tada bandžiau vėl gaudyti, žodžiu, bet kokiu atveju pralaimėtas važiavimas. Tuomet sekė mano lydas, kuris, tiesiog apgailėtinas. Išvažiuoju, pasistatai, atrodo viskas gerai, įsijungi trečią. Šitas, žodžiu, šitas ratas priekinis, nusimontavo. Tiesiog. Žodžiu, važiavimas apie nieką, pralaimėta kova, bent tiek, kad komandos draugui. Tai va, nežinau, ruošimės, tvarkysimės, kol kas išvengiam šiaip kažkokių tai baisių defektų neturim, tai susitvarkysim ir susitiksim kitame etape tiesiog. Neturiu daugiau ką pasakyti, tai va, laikas, subscribas ir, nežinau, pakomentuokit, gal patiko, nepatiko, ką norėtum daugiau pamatyti, ko trūksta, gal pasistengčiau kažką daugiau nufilmuoti, bet tiesiog. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, dar kartą didelis ačiū ir Intercar servisui. Didelis dėkui už mūsų skrandžių turinį Gaspadoriaus rūkyklai. Žiauriai skanu. Taip kad manau, kas užėjot, nepasigailėjot. Ir tai va, ačiū visiems klubui, Intercarui ir pasikartojau žodžiu. Tai va, nuostabu, kad esat kartu ir susitiksim kitą kartą. Visą.